Spalio 4 dieną Visagino Smart Parke iškilmingoje aplinkoje, dalyvaujant daugybei svečių, buvo atidarytas Newtono kambarys, Newton Room. Darbas, kuriant šį kambarį Visagine, buvo pradėtas 2021 metais, glaudžiai bendradarbiaujant su fondu First Skandinavija, kurio įkūrėjas Pierre Arild Konradsen atvyko į Visagino Newton Room atidarymą. Savo sveikinimo kalboje jis paaiškino susirinkusiems Newtono kambarių įkūrimo tikslą. Welcome Newton Visaginas into the international Newton family. We now have Newton Room in 15 countries in Europe. Sveiki atvykę į tarptautinę Newton Room šeimą. Dabar turime Newton kambarius 15 Europos šalių ir net vieną Kinijoje. Mes labai džiaugiamės, kad Visagino Newton kambarys dabar yra tarptautinės Newton šeimos dalis. Mes pradėjome kurti šią koncepciją 2003 metais, nes tikime, kad visi mokiniai turi talentą. Tačiau mes žinome, kad ne visi mokiniai supranta, kas iš tiesų vyksta klasėje. Todėl norėjome sukurti sistemą, kurioje sutelktume dėmesį į praktinį mokslą, kur vaikai ir studentai galėtų pamatyti ryšį tarp teorijos, praktinės veiklos ir realaus gyvenimo. Norėjome sukurti sistemą, kurią būtų galima išplėsti visame pasaulyje. Esmė ne tik klasėje. Lengva sukurti klasę, tačiau svarbiausia yra pedagoginė sistema, kurią mes sukūrėme. Ši pedagoginė sistema vadinama Newtono moduliu. Tai tarsi mokymo paketas tam tikra tema. Tai gali būti atsinaujinanti energija, tai gali būti branduolinė energija, bet kas. Ši sistema dabar yra tarptautiniu mastu pripažinta ir glaudžiai susijusi su nacionalinė mokymo programa, kas yra labai svarbu. Norvegijoje mes matome, kaip 40 Newtono klasių išplito šalyje ir tai tapo mokyklų sistemos dalimi. Todėl koncepcija Norvegijoje yra įtraukta į Norvegijos valstybinį biudžetą. Tikiuosi, kad tai tik pradžia ir ateityje Lietuvoje turėsime daugiau Newton klasių. Dar kartą dėkoju ir sveiki atvykę į tarptautinę Newton šeimą. Sveikinimo kalbą susirinkusiesiems taip pat sakė meras Erlandas Galagus, kuris yra Newtono kambario laboratorijos Visagine įkūrimo iniciatorius. Senam multiplikaciniam filme norisi pasakyti, mes statėme ir pagaliau pastatėme valio. Tai iš tikrųjų yra posakis, nieko nėra geresnės investicijos, nei investicija į vaikus. Ir matyt, tai yra tiesa. Ir mes tą matome, mes tą jaučiame, kad investuodami į jaunąją kartą galime tikėtis gerų mokyklų, galime tikėtis gerų mokytojų, galime tikėtis tokių investuotojų, kuriais mes tikrai didžiuojamės, tai yra Intersurgical kompanija. Ir tikrai to tikimės, tą tikrai turime stiprią komandą, stiprias mokyklas, profesinio ugdymo centrą stipriausią Lietuvoje, stipriausią bendruomenę ir tikrai stipriausius investuotojus. Ir jie nepasibaigs, nes darydami investicijas į švietimą, į kultūrą, jų tikrai sulauksime. Ačiū visiems, kurie prisidėjo. Laikas buvo ilgas, apie 3 metus mes čia turbūt stereotipus laužėm, bet sulaužėm. Tikimės, kad tai dirbs, tikimės, kad tai bus patrauklu ir ne tik mūsų savivaldybei, ne tik mūsų kaimynams, bet ir visai Lietuvai. Ačiū visiems. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė labai aukštai įvertino Visagino Newtono kambario atidarymą. Šiandienos Newtono kambarių atidarymas, džiaugiuosi, kad prie to prisidėjo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 1000-mečio mokyklų programą. Taip pat, aišku, pirmiausia yra idėja, tada yra bendradarbiavimas ir tada ieškoma, kaip tai galima būtų įgyvendinti bendrom sutelktom galimybėmis. Tai taip kaip ir sakė gerbiamas mūsų draugas, bičiulis, svečias, apie tai, kad nėra silpnų vaikų. Kiekvienas gali atrasti savo profilį, galiausiai individualiai ūgtelti
Ir tokia infrastruktūra yra ypatingai svarbi. Tai kai mes kalbame apie Lietuvą ir apie jos ateitį ir galvojam, kur gali būti mūsų stiprybė, tai neabejotina investicija į protą ir gebėjimus. Kito pasirinkimo mes tiesiog neturim. Tai yra mūsų naudingasis resursas ir didysis resursas, kurį verta ir reikalinga puoselėti. Tai labai ačiū Jums visiems, kas dirba prie šito projekto, džiaugiuosi, kad galėjom prisidėti ir su švente. Visagino Intersurgical padalinio vadovas Renaldas Kupstys taip pat išreiškė džiaugsmą dėl Newton Room atidarymo. Aš pats būdamas mažas mokykloje atsimenu, vis užduodavau klausimus ir turbūt ir dabar tie vaikai užduoda tuos pačius klausimus. O ką man to reikės gyvenime, ne? Kas man iš to, ką aš mokusi? Tai va čia atvažiavę, jie galės pabandyti ir praktiškai pasitikrinti savo teorinės žinias ir įgilinti jas ir suprasti, kad jos bus panaudojamos ir atrodo kasdieniniuose paprastuose dalykuose. Tai sveikinu visus ir norėčiau tokią dovanėlę. Newtono kambariai, ne, tai vat Newtono kambariai, Newtonas ir turbūt jis labiausiai, kaip be savo visų mokslinių žinių, ne, tai žinomas ir dėl to obuolio nelemto, kuris va čia Newtono galvą priskėlė. Tai obuolys tuo pačiu yra ir žinių simbolis, tai nežinau, kas čia dabar šeimininkas, kam galima teikti šitą dovaną. Atidarymo ceremonijoje taip pat dalyvavo Visagino savivaldybės ir kaimyninių rajonų vadovai, Visagino pedagogai, miesto organizacijų ir įstaigų atstovai. Po iškilmingo juostelės perkirpimo svečiai buvo pakviesti apžiūrėti Newton Room patalpų, o vėliau visi buvo pakviesti į pirmąją pamoką, kurią vedė Zarasų fizikos mokytoja Donata Rodionova ir Žiburio mokyklos pedagogė Loreta Akopova. Abi mokytojos mokėsi Norvegijoje ir įgijo Newton Room mokytojų kvalifikaciją. Svečiai, tapę Newton Room mokiniais, gavo konkrečią užduotį – suprogramuoti robotuką taip, kad jis galėtų įveikti nustatytą 165 cm atstumą. Tokios užduoties metu mokiniai turi suprasti, kaip rato apskritimas susijęs su atstumu ir apskaičiuoti, kiek apsisukimų turi padaryti ratas, kad įveiktų numatytą atstumą. Klaidos išaiškėjo trasoje. Nuo starto iki pėsčiųjų perėjos reikėjo tiksliai nuvažiuoti 165 cm, kad nepartrenktų pėsčiojo. Ši programavimo užduotis skirta 5-7 klasių mokiniams. Ir tai tik vienas iš temos įsisavinimo pavyzdžių. Taip pat bus užduočių iš fizikos, matematikos, programavimo, o vėliau ir kitų dalykų. Newton Room klasėse 5-10 klasių mokiniai mokysis tam tikromis dienomis pagal grafiką. Tuo metu įprastos pamokos nevyks. Nuo 9 iki 14 valandos vaikai bus Newton Room klasėje. Pirmosios pamokos prasidės jau kitą savaitę. Spalio 4 dieną Visagine pradėjo veikti dailininkės Olesios Davidovskajos paroda. Visagino kultūros centro draugystės parodų centro foje susirinko tapybos mėgėjai, nekantriai laukiantis ekspozicijos atidarymo. Jos autorė yra viena talentingiausių mūsų miesto dailininkių. Olesė Davidovskaja tapyba užsiema apie 8 metus. Tai buvo savęs paieškos ir nuolatinio mokymosi laikas. Pasak dailininkės, žmogaus, kuris bando save išreikšti per tapybą gyvenimas, neturi stažo. Jei jis tai daro sąmoningai, pasirinkę savo kelią, tai pasmerkia save dideliam džiaugsmui ir tuo pačiu labai sunkiam darbui. Olesė Davidovskaja mokosi ne tik iš kolegų, šiuolaikinių menininkų, bet ir iš senosios mokyklos meistrų ir visada labai kukliai vertina savo pasiekimus, atsižvelgia į bet kurio, net neprofesionalaus žiūrovo nuomonę. Paroda pavadinta 3 meno pusės, o ekspozicijoje galima pamatyti menininkės darbus portreto, natiurmorto ir peizažo žanruose. Pastaraisiais metais Olesė Davidovskaja dažniausiai tapo iš natūros ir aktyviai dalyvauja išvykose į plenerus. Dailininkės kūryba pastebėta tarptautinėse meno erdvėse, o kai kurie jos darbai yra įtraukti į prestižinius meno katalogus. Parodos atidarymo metu buvo pristatytas darbas, kuriam Olesė Davidovskaja skyrė apie 9 mėnesius dvasinio darbo. Tai Žano Augusto Dominiko Enrė paveikslo Madona prieš komunijos taurę kopija. Taip pat verta paminėti, kad parodos autorė, pati būdama daugiavaikė mama, jau keletą metų moko vaikus ir paauglius tapybos edukacijų centre,
o jaunieji dailininkai su malonumu lanko jos studiją. Olesės Davidovskojos paroda Visagino kultūros centro draugystės parodų centro foje veiks iki lapkričio 5 dienos. Rekomenduojame apsilankyti.